tarybos pirmininkė Juventa Jurgelienė, tarybos pirmininko pavaduotoja Lina Martinaitienė, tarybos nariai Violeta Gluskienė, Aušra Maskoliūnienė, Laura Maskūnienė, Lina Vaičaitienė, Laima Virpičianskienė ir Martynas Gedminas. Posėdžio sekretorė Aistė Milašienė. Šiandien darbotvarkėje turime 2 klausimus. Tai pirmas dėl 2024 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų vertinimo rezultatų aptarimo ir lėšų projektams paskirstymo. Ir antras klausimas dėl 2024 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarimo. Ar turite pastebėjimų dėl darbotvarkės, ar galime pritarti bendru sutarimu? Taip. Galima. Tai prašysiu posėdžio sekretorės Aistės Milašienės pristatyti pirmą klausimą. Noriu pristatyti visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekto vertinimo rezultatus. Komisijai praėjusiam posėdėje buvo pristatytos pateiktos paraiškos ir atiduotos vertinimui. Tarybos, tiksliau nariai, atliko vertinimą ir 5 paraiškų, kurios atitiko administracinę atitikti ir pateikė vertinimo anketas. Suvedus vertinimo anketų balus ir išvedus vidutinį balą, matyti, kad visos 5 paraiškos surinko minimalų balų skaičių, tai yra didesnį nei 21 balas. Jeigu paraiška nesurenka ir surenka mažiau nei 21 balą, yra nefinansuojama. Taigi, konkrečiau pristatant, Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos paraiška surinko vidutinį 40 balų skaičių. Klubo Čia ir dabar paraiška surinko 38 balų skaičių. Skaisgirio moterų draugijos versmė paraiškai teko vidurkis 39,7, 40. Sporto klubui Avantūrai 39 ir Joniškio sportinių žaidimų sporto klubui Saulė 39. Tai buvo 5, kaip minėjau, projektai ir visi yra finansuotini. Būtų tiek apie tą. Ačiū posėdžio sekretoriai. Ar turite kokių pastebėjimų ar iš projektų? Galiu pristatyti, gal aš projektų, jeigu sutinkate, pristatysiu rezultatus. Tai labai džiaugiamės, kad projektai visi atitiko mūsų nustatytus prioritetus ir visi surinko pereinamąjį balą. Dėl vieno projekto tik tai buvo pastebėjimų, kad tai būtų projektas Sporto klubo Avantūra Plus dėl pasiruošimo valandų. Tai buvo siūlymas nefinansuoti pasiruošimo valandų. Ar pritarėt? Taip. Vienbalsiai. Tai tiek būtų iš vertintojų pastebėjimų. Ar galime dabar balsuoti už visą projektų, ar ne? Už visus projektus, ar kiekvieną, ne? Gerai, atskirai tada. Taip. Tai tada Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga, sveikos gyvensenos ugdymas ir jie prašo lygiai 3000 eurų. Ar galime sutarti, kad bendru sutarimu, kad visą sumą jam ir finansuoja? Taip. Ar pritarėt? Klubas Čia ir dabar gyvenk sveikai ir džiaugsmingai
Klubas čia ir dabar prašo finansuoti projektą 2990 eurų. Pritarėt? Taip. Taip. Skaistgirio moterų draugija Versmė, sveikos gyvensenos ugdymas, sveikatos žinių populiarinimas, prašo 3000 eurų. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Pritarta. Ir sporto klubas Avantūra Plus, fizinio aktyvumo užsiėmimai mankšta sveika vasara. Klubas prašė 3000, atsiprašau, nuėjimus pasiruošimui valandas 2100 eurų. Ar pritarėt? Galim pritarta. Ir Joniškio sportinių žaidimų sporto klubas Saulė. Esu sveikas ir aktyvus, prašo 3000 eurų. Ir mes ir finansuojam visus 3000 eurų. Galime pritarti. Tai visiems projektam pritarta. Einame prie antro darbotvarkės klausimo. Dėl 2024 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarimo. Kviečiu ar direktorę, ar atstovą. Gerai, pirmą posėdžio sekretorę tada. Norėjau pristatyti bendrus programų sudarimo principus, nes praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas nauja redakcija tvarkos aprašas, kuriame išdėstytos nuostatos dėl programos sudarimo ir galbūt kai kurie tarybos nariai pirmą kadenciją dirba taryboje ir supažindinti su bendrom nuostatom. Tai programa sudaroma iš 2 dalių. Tai yra savivaldybės organizacijų teikiamų projektų, paraiškų, kurias apsvarstė pirmų klausimų ir jiem paskirstė finansavimą, tas sudarytas projektas lėšų paskirstymą, o antra dalis tai yra tiksliniai specialiosios programos asignavimai numatytoms sveikatinimo priemonėms, kurias planuoja ir pateikia visuomenės sveikatos biuras kaip vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną ir pagrindinės visuomenės sveikatos funkcijas vykdantis. Tai iš tų 2 dalių sudaroma bendra programa, išdėstomas finansavimo projektas ir tas bendras finansavimo projektas yra teikiamas tarybai tvirtinti su siūlymu pirmiausia merui ir meras tada jau tarybai teikia. Tai aš tiek trumpai norėjau pasitarti. Tai tada prašysiu apie priemonių planą plačiau. Kas Laimutė tada. Mes esam pasiplanavę iš specialiosios programos priemonių plane 4 tokias pagrindinės priemonės. Viena iš priemonių yra piktybinių navikų prevencinių programų prieinamumo gerinimas, kadangi pagal visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius prevencinių programų įgyvendinimas vienas iš svarbesnių prioritetų vertinant ir Lietuvos sveikatos programą. Šita priemonė vykdoma ne vienus metus ir labai pasiteisinusi yra, poreikis yra didelis, žmonėms yra patogu ir gerėja tada šitos, kadangi reikia vykti į kitus miestų, Joniškis neturi mamogramų aparato, tai moteris yra vežamos į gretimus miestus organizuotai ir pasiteisinusi priemonė. Ir šiai priemoniai mes prašome 4000 eurų, atsižvelgiant į vykdymus jau praėjusių metų, kiek sugebėjom. Antra iš priemonių, kadangi visi žinom, ne visose psichologų šiuo metu labai trūksta ir ne visos ugdymo įstaigos turi, labai stebima pablogėjusi vaikų psichinė būklė, reikia vaikams didinti psichikos sveikatos raštingumą, tai mes esam nusimatę psichologų
užsiėmimus prevencinius ir priklausomybės, ir nuo technologijų, ir dienos režimo nesilaikymo, ir motyvacijos stoka, tai temų labai daug ir plačių, tai čia mes vėlgi taip pat esame nusimatę ir prašom 2000 eurų. Ir trečia tokia aktuali problema visose mokyklose tikriausiai psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, tai elektroninės cigaretės ir čia jau norėtumėm vykdyti šitą prevenciją. Čia gal kiek mažiau 1200 nusimatę šitoms veikloms ir vaikų traumų prevencija be jokios abejonės yra prioritetas, o kadangi Joniškis neturi baseino, tai planuotumėm tada jau vežti tuos vaikus į gretimų rajonų baseinus, kad išmokyti šiek tiek plaukti. Ir čia 15 000. Taip, ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens, saugumo tokia prevencinė tokia būtų priemonė. Taip, viskas. Ačiū biurui už išsamų priemonių plano pristatymą. Iš ties opios problemos ir džiaugiuosi, kad jūs teikiat tas programas, tiek, kad dabar truputėlį mes nebeįsitenkam į mūsų bendrą biudžetą. Mes turim sumažinti. Gal tada mes pasidarom pertrauką, apsitarsim, kurias priemonės ir kaip susimažinsim. Apsitarėm ir nusprendėm, kad išdėstom taip. Prevencinių profilaktinių programų gyvendinimo skatinimas 3853 eurai biurui. Psichikos sveikatos stiprinimas 1000 eurų, kitą 1000 pasidengs biuras iš europinio projekto ir psichikos sveikatos stiprinimo antros programos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija paliekam 1200 ir traumų prevencija 13 000. Prieš komisijos balsavimą, atsiprašau, noriu įsiterpti, prieš komisijos balsavimą mes turėtume nusišalinti abidvi, tiek Laima Bibičienė, tiek aš, nes Visuomenės sveikatos biuras teikia tas programas. Taip. Ar pritarė? Taip. Tai kviečiu balsuoti už priemonių plano biudžetą. Pritariam. Bendrų sutarimų galima, jo. Tai vienbalsiai ir galime kviesti. Ar mes atskirai turim už viską nubalsuoti? Tai Bet jie už visą bendrą projektų ir programų, kurias siūlė Visuomenės sveikatos biuras, sudaro visą tą bendrą programą. Taip. Tada tarybos nariai pritarė tam bendram skirstymui. Jo. Galiu tada. Taip. Tai ačiū už sudėtingą darbą ir už atsakingą projektų įvertinimą ir diskusijas visas. Siūlau teikti visą priemonių planą, teikti tarybai, tvirtinti tarybai. Pritariam. Tai posėdį baigiame.